Nu va, vaikai iki 10 pamiegoja, pusryčiauja, Italian breakfast. Mes su Vytu pavalgėm, atsigėrėm kavos ir galvojam, ką veiksim. Kakavo panašai. Kakavo gaminsim, kakavo! Kas buvo, Vyt? Vytu, papasako, kas buvo. Papasako, kas buvo. Mama vėl praleido vieną dieną. Vėl turim laisvą naktį. Mama daugiau pakeliauja. Tai aišku, fainu. Nu fainu, ko tu pergyveni. Mes daugiau pakeliauja. Neverk. Naktį dabar sekmadienį, kur mes dėsimės? Na, mašinai. Aš tai mašinai panieko. Daug žaibo mėja. Respekt. Bam! Ne, aš nežinau kodėl. Nu, aš tiesiog imu ne tą pačią dieną, imu kitą dieną ir kažkaip man nesuprantu, kas čia. Važiuojam pažiūrėti Neapolį. Bet Neapolis čia 10 minučių kelio. 10 km keliais. Ir vis tiek reikia mokėti kelių mokestį. Bent susitvarkyti su kelius. Ne, šiaip, Už tą mokestį. kur mokami, tai ten geri keliai. Bet labai sudėtinga čia atsirinkti tvarką, kaip čia reikia, nes žodžiu, va, yra. Ar čia tu turi važiuoti, ar ten, žodžiu, jokio išaiškinimo nėra, ką tas geltonas reiškia, nesuprasi. Bent jau aš nesupratau. Vienu momentą pravažiavau nepasiėmęs bilietėlį ir man paskaičiavo visą kelią. Dabar ten aiškinausi su jais, ten kalbėjau, kaip čia kas, visas kelias beveik 100 eurų buvo per visą Italiją. Paskaičiavo, nes bilietėlio nepaėmiau nuo pradžios iki pabaigos. Tai dabar ten užpilti kažkaip formą reikės internete ir tada internetu susimokėti. Tik tai tą dalį ten apie 15 eurų, kiek realiai pravažiavo. Bet šiaip keliai pakankamai brangus Italijoje, tie mokami. Tai vat. Ir dabar tik 33 laipsniai. Tai visai nedaug čia palyginti. Tai ne taip karšta. Pasisekė. Kažkada lis. Kažkaip. Poryt man atrodo. Jo. Pripratinėjom prie šitų karščių. Čia mėgstamiausia dalis kelioniai. Agurkų monetos. Žiūrėk, netinka 1 centas, 2 centai. Gerai, kur popierių dėti? Kur popierinį dėti? Ten... Va, solo, va šitas apačiame nukreipas. Čia šiaip didžiausias stresas yra čia. Įdėjau. Nu, užsidarė. 2,30. Niekos angliškai nerastas, tik itališkai. Va. Krito dar. Arrivederci, bet nereikia bent. Iškrito dar kapeiką kažkokią. Turėsim už ką pavalgyti gal. Žodžiu, gali eilė didžiausia, palieku 8 centų. Arrivederci. Kaip gyvena neapoliečiai. Šitie namai atrodo byrantys. Sugriuvėsis, prilaiko tinklas. Rajonėlis. Kažkaip pravažiuoti reikia. Šopas. Apsipirkti. Laikrodukai. Ką nori, tą pirk.
žmonių eismas konkretus. Eismas žiauriai fainas. Kas kaip nori, tas taip varo. Ir aš važiuoju. Kai juostų nėra. Bandom važiuoti čia. Nesistebiu, kodėl visos mašinos apdaužytos. Bet kažkaip išsaugoti. Eisim ten. Gal. Eik, turgus. Lantiga pizzerija. Pažiūrėkit, kokia eilė. Kosmosas. Negaliu patikėti. Čia vienpusis tikiuosi eismas. Vienpusis eismas. Makronis, kad tik išvažiavo. Veidrodėlius kabinai? Čia neįmanoma pravažiuoti. Eik, tu savo. Šiauriai siaura. Cypia saugikliai. Žodžiu, mapsai rodo toliau tiesiai važiuoti. Bet aš jau netoks ekstremalas. Vienoje vietoje užkabinau veidrodėlį, va dabar užlenkiau nafik. Važiuojam geriau į dešinę. Nu kažkaip paliko mašiną. Prie Kapuano pilies kažkokios. Nesuprantu, ar mokam ar ne. Tai nemoku. Užlenkiau veidrodėlius. Gal liks saugi mašina. Čia kažkur čia policijos departamentas. Prie policijos, gal nepavok. Nu nežinau, žiūrėsim. Va, miesto vartai ten matosi. O čia Katharina, Ano dom, kažkoks irgi pastatas. Viršui kryžius, gal šventykla. Tenais gal einam ir ten bus tos gatvelės, kur mes pravažiavom, ne? Tos gatvelės siauros, tai ten. Galima eiti. Kaip žmonės gyvena Neapoly. Šitas dėdė iš atgal į ateitį. Sėdi prie stalo. Back to the future. Žiauriai geras. Raudonus ponas į ten. Va kaip mašinas remontuoja su viela ir lipnia juosta. Viskas kaip nauja. Nice. Kokios gatvės. Taip sena bilė. Viečiau varyk, sako. O taip. Mašina. Tas pats kelias ir mašinom ir keikės. Matėjai, plytelės rašo, va ir keikės. Buvo pipsenas, atsargiai čia. Žodžiu, čia gali numušti kažkur, nežinai kur eiti. Krūvo streso čia, krūvo. Eini per gatvę ir mašinos važiuoja. Aš dar nesuprantu, kur čia tas Neapolio grožis kol kas labai. Tai va, čia reikia priprasti, sakė. Skurdu. Per 3 dienas reikia priprasti prie šito. Bet šiukšlių kol kas tai nelabai. Nu, nuorūkos visur mėtosi ten. Žodžiu. Įdomu labai. Va, užėjom kažkokį vietinį kiemą. Čia daug šeimų gyvena, matai? Tai tik futbolas. Nu taip, bet čia, matai kiek šeimų gyvena? Tai va, kaip jie gyvena. Šitos mielos jau gyvenęs. Šitas mielas. Įparkavo į kitą kiemą, va. O taip va. Čia dar vienas kiemas daugiabučio. Nefilmavau, gaila. Va, kaip žymisi buto numeriai. 38. 37. Toliau jau nėra žymėjimo. Viskas. Tuoj įeisim į kažkokią Skalbinių gatvę. Tiesiai. Kaip čia visur tas Skalbinių gatvė?
dirba ir tada vėl skalbi ir vėl kabini. Tarp būtų yra ištemptos vielos, virvės ir ten kabinos skalbinis visur. Va, atėjom kažkokią tai gatvelę. Ką sakai? Jūs ledų, o aš pasimsiu Aperolį špricą už 2 eurus. Nu, davai. Išsinešimui. Kaip? Vidury dienos. Va, parsiduoda užkandžiai. Oho. Maradona, Napoli, Italiano. Labai tautingai. Grazie. Nice. Pastaisyk kalnierius. Italijos vėliava. Šūka. Eik į veidrodį pažiūrėk. Nori? Turim Maradoną. Netampyk kalnierus rakus. Maradonas daro. Čia yra vienas garsiausių pasaulio futbolininkų. Jis jau nežaidžia, bet jis legenda čia Rokas. O, aptverta, bet nesimato. Mes su Vėja einam suknelių ieškoti. Tu suknelių jinai Maikės nori fulę, sakė. Ką jie labiau nori, ar Maikės, ar suknelės? Ką? Suknelė. Ai, gerai, tada suknelio einam iš to. Italijos čempionai. Kur čia Maradona? Nėra čia Maradonas. Čia kažkokia komanda Italijos čempionai. Bet Maradona yra legenda, jis dar anksčiau žaidė. Daug kur marihuaną užsiuodžia. Gatvės maistas. Kokteiliai vietoj kolos. Šaltieji. Rokai, tau užsipils atsargiai. Skanu? Gatvelė ir parkingas. Va. O čia kažkokia dar viena bažnyčia. Moteris va. Fotkina irgi gatvelę. Čia labai yra bandos jausmas. Tu atsistoji kažką daryti ir žiūri iš paskos jau, va, žiūrėk dar. Geras. Jau geresnis plotą reik paimti. Geresnį, va, čia geriau matosi. O dar kitas irgi. Labai gražu. Su muzika. Žodžiu, fanai prieš fanus. Matot, kokiu tik nori futbolo komandų yra tualetinio popieriaus. Nu ir čia aišku, kam kas nepatinka irgi. Va šitą nebepirčiau. Va dar kiek maikių futbolo. Pizzeria Pregotilė. Užinfluencinta. Nėra kaip praeiti, vaikai einam atsargiai. Laikomės, laikykitės už mūsų. Ir įsivaizduoja, čia dar važinėja motoroleriai visokie. Ir mašinos, ir motoroleriai, kosmosas. Va. Reikia vaikai nelės. Dar pigiau. Ar vyno? Kapeikų primesta. Apero spritz, limoncello spritz, Maradona spritz. Euras PM. No, ghiaccia, giù limone. Non già fa. No, c'ho visto due fippati, due piccoli. No, i negozi te ne hanno un po'. Gatvėje galima ir dėžių nusipirkti. Va, ir tualetinio popieriaus.
Nu, čia žiauriai populiarus tas street foodas visur va. Eilės didžiausias picų. Kokį čia burėką pasiėmė bičius. Dar viena bažnyčia ar kažkas panašaus už 200 metrų. Jovita strigo. O ten kokia siaura gatvelė. Va. Ir mašinos čia važiuoja. Aš neįsivaizduoju, kaip pravažiuos ten tą pizzeriją. Čia kažkokia eilė. Napoli Soteranė. Nežinau, kas tai yra. Kažkoks muziejus turi. Konkretus chaosas. Chaosas Napoli. Va. Valgo tiesiog pūrų gerybės gamina. Austrės čia vadinasi, atrodo. Wow. Važiavo. Žodžiu, gavom private roomą. Su kondiškė. Su tualetu. Visas už 7 eurus, bet aš geriau už 2 eurus. Na, aišku, aš tikiu, čia prosekas kitokio gal, kitokios kokybės. Žiūrėsim spagečių. Dabar visi žiūrimus palangį ir pavydę. Čia labai gaivu. Nepaleonietiška salų, sakė. Ne, čia kinietiška, o kuoma. Kinietiška. Tešlos gabalėliai su Nu, va čia man patiks patiekalas. ingredientais. Rokenzo pica, margarita su mėsa, bazmėje be mėsos. Galvojam tik užkasim, bet prisivalgėm. Dar Italijoje yra toks dalykas service fee. 3 eurai žmogui arba 2,5. Žodžiu, tik prisėdi kavinėje ir kažkur prie stalo ir jau 10 arba 12 eurų minus. O čia žiūrėkit, tai būtė kokie va. Miau. Kažkur veda. Gira troppo la testa, ragazzi. No, pure. Citrinų gėrimas. Vertė. Eilutė tai čia iš to Sorbillo pizzeria. Va, einam gatvelę ir jinai turbūt jau griūna tą sieną, čia tai remontuoja. Aišku, nieks nedirba čia, pastolius sustatė, tiek žinių, nežinau. Nu va, kita lygiai greičiai einant į gatvelę. Čia einam dabar. Lyg mašinas jau ar dar kažkaip. Pažiūrėsim ar mašiną vietoj. Ar gal kažką įdomus rasi. Christian Dior, Versace, Gucci. Ką čia radai, Mie? Ieško Harry Potterio. Ne, čia ne tiek iš Kinderio, kaip čia kitokie. Neapolis Paka. Pasta. Turbūt dingo elektra. Kokia signalizacija. Oh my god. Bum! Pomidoras. Žodžiu. Visur kavinėse yra, nu, ne šitie ženklai, o va tokie va, rock'n'roll, šitie. Nežinau, ką reiškia, bet daug labai Italijai. Romai matėm ir čia, Neapolį.
Pažiūrėkit, Mėja, ką nusipirko. Tėtis. Auksinis numeris. Labai karšta. Parodyk nugarą. Tėtis mano. Gerai, tėtis. Bet patigi norėjai. Tuoj pažiūrėti. Tėti. Maradona. Pirkom suknelę Jovitai ir dingo elektra. Nežinau, kas dabar bus. Nu, nice. Frank, man čia iššūkis buvo. Nauja suknelė. Kur man dėt drabužius? Maišelį gal paprašyti. Limončelį. Kokia signalizacija, nes dingo elektra. O Mėja jau Maikę panešiojo, dabar nešio suknelę, va. Kokia graži. Tai kokie gražus. Paveikslai. Tai ne mūsų. Rokas su naujų maikonų. Mėja buvo su maikonu, dabar su suknelė. Jovita irgi va su suknelė. Pasipuošusios merginos. Dabar Rokui visur reikia eiti pasižiūrėti. Iš sesės išmoko. Viską pasižiūrėti eina. Kiekvieną parduotuvę. Galiu pasižiūrėti. Nu, Rokai, užtek, tas pats visur čia. Va, kažkoks dėdė. Ant sienos, nutapytas. Ir visur tie Italijos čempionai, jie čia džiaugiasi, nesupranta, ar čia kurių metų čia. Nejaugi Neapolis stipriausia Italijos komanda dabar? Nežinau, reikės pasigūglinti. Muzika paleido. Va, koks gražus piešinys ant sienos. Visur džiauna tos kalbinius. Kokia gatvelė. Va, kaip reikia su mašina važinėti. Stipru. Prisipirkę grožybių. Čia iki papirties iššifrus. Va, kanapių parduotuvė. Galima tiesiog iš aparatų nusipirkti kanapių. Va. Išsirinkė 10 eurų 1 gramas. Kas čia yra? Narkotikai, marihuana. Nu, šiuo metu labiausiai įdomu, kaip mūsų mašina stovi. Ar taip pat kaip palikom, ar yra kažkokių naujienų. Netrukus pamatysim. Dar dėl mašinos žodžių Vilniui, kai važinėjau, tai taip man kažkaip pastoviai nefaina, kad pas mane bumperis truputį yra ten įskylęs, aš jį paremontavęs ten. Nu, gražiai viskas, bet buvau užkabinęs kažkada. O čia ant tiek pofik. Dabar prasme visos mašinos sudaužytos. Be veidrodėlių, su veidrodėliais. Tai va, ir šiaip mašinų parkas toks labai žymiai skurdesnis negu Lietuvoje, Vilniuje. Spėju, čia žmonės tiek nesimatuoja, kiek lietuviai. Apskritai ir renkasi kuo mažesnę tą mašiną, daužo, nesuka dalios galvos ten. Kitaip visų gyvenimas vyksta šiek tiek. O policijos mašina irgi matosi sudaužyta, apdaužyta. Pofik. Alfa Romeo itališka. Nu, mūsų mašina stovi. Stovi lyg ir. Pažiūrim. Stovi. Atrodo neapdaužyta. Taip ir viskas gal ir gerai. Koks stop ženklas. Alarm.